Taigi, Romiečiams 14 skyrius nuo 5 eilutės iki 8. Būkime dėmesingi. Taigi, vienas išskiria vieną dieną iš kitų dienų, o kitam jos visos vienodos. Kiekvienas te daro, kaip yra įsitikinęs. Tas, kuris išskiria dieną, tai daro viešpačiui. Ir tas, kuris neišskiria dienos, nesilaiko jos viešpačiui. Tas, kuris valgo, valgo viešpačiui, nes jis dėkoja Dievui. O tas, kuris nevalgo, nevalgo viešpačiui ir dėkoja Dievui. Juk nei vienas iš mūsų negyvena savo ir nei vienas savo nemiršta. Jei gyvename, gyvename viešpačiui. Ir jeigu mirštame, mirštame viešpačiui mirštame. Todėl ar gyvename, ar mirštame, mes esame viešpaties. Aleliuja, aleliuja. Ir vėl apaštalas Paulius sugrąžina mus prie tos minties. Mes esame viešpaties. Brangieji, sveikas krikščionis, jis aiškiai mato, kad jis yra Kristaus nuosavybė. Jis yra viešpaties Jėzaus Kristaus nuosavybė ir niekieno kito. Ir niekieno kito. Bet tai nereiškia, kad jis įveda anarchiją į bendruomenę. Ne. Arba bendruomenės nebrangina. Ne. Kaip ir sakiau, negali gyvas krikščionis nebranginti to, ko brangina Dievas. Ir apaštalas Paulius rašydamas nusprendė, kad reikia paimti dar vieną argumentą, panašų argumentą. Jis pradžioj nuo 1 eilutės kalbėjo apie maistą, dabar jis grįžta vėl prie to pačio, bet paima švenčių argumentą. Ir iš esmės, brangiai, jisai nagrinėja tokį labai svarbų posakį. Šitas posakis neturi autoriaus ir šiaip dažniausiai jį kai kurie priskirdavo Augustinui šventajam, bet kiti nagrinėdami nerado Augustino, taip sakant, bet randa reformacijos laikais, kalbant apie tai, tuos, kurie kalbėjo apie sąžinės laisvę ir apie laisvę krikščionio Dieve. Ir šitas posakis yra toksai, ir mes turėtumėm apie labai daug pagalvoti, pamastyti namie. Žiūrėkit, jis skamba taip: dėl esminių dalykų vienybė. Dėl neesminių dalykų laisvė. Ir kaip jūs galvojat, kaip užsibaigia šitas posakis? Dėl visų dalykų, ir esminių, ir nesminių, dėl visų meilė. Meilė. Kasgi yra, brangiai, tie esminiai dalykai, kaip jūs galvojate? Kas yra esminiai dalykai? Kaip jūs manote? Tai yra dalykai, be kurių tu negali būti krikščionis, negali vadintis krikščioniu. Ir tai yra doktrina, o doktrina išvertus į lietuvių kalbą reiškia tiesiog tiesa. Pavyzdžiui, jeigu tu netiki, kad Dievas yra trejybė, tu negali būti krikščionis. Tu galbūt monoteistas, žydas, arba dar koks nors istas, bet tikrai ne krikščionis. Todėl, kad krikščionybė yra svarbu, kad Dievas yra Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Jeigu tu netiki, kad Dievas gimė žmogumi ir Kristus yra tobulai Dievas, tobulai žmogus, tu irgi nekrikščionis. Tiesos, kurios yra švento rašto išbrėžtos labai aiškiai, jeigu tu jomis netiki, tu kažkokioj kitoj esi religijoje, bet nesi krikščionis. Jeigu tu sakai, kad išgelbėjimas kažkokiais tai darbais, o netikėjimu per malonę, tu vėlgi griauni švento rašto tiesą. Bet jeigu tu sakai, kad išgelbėtas iš malonės, tu gali toliau savo gyventi savo malonumui ir tu daugiau dabar nieko negali daryti, tai tu vėl prieštarauji raštui. Tiesos, esminės tiesos, doktrina arba dalykai, kuriuos mes surandame katekizmuose, ar ne, tiesos
išaiškintos tiesos, tai yra esminiai dalykai. Ir čia mes kaip krikščionys turime būti vieningi ir nieko nepadarysi, jei norime būti krikščionimis. Bet kokie dalykai, brangiai, yra neesminiai? Kokie yra neesminiai dalykai, dėl kurių galėtų bažnyčios būti skirtingos, turėti skirtingos liturgijas? Tai štai neesminiai dalykai, brangiai, ir tos sritys, tai yra, kai bendruomenės gali turėti skirtingas praktikas ir skirtingą supratimą apie tam tikrus dalykus, kaip pavyzdžiui, liturginė forma. Liturginė forma. Mes turime tam tikrą liturgiją, ar ne? Mes susirinkame, skaitome psalmę, šloviname, klausome žodžio, tada meldžiamės, tada pabaigime giesmę. Mes turim liturgiją. Mes sakom, kad mes esame be liturginiai, bet ne, mes turim liturgiją. Mes turime, mes jos laikomės. Kita bažnyčia gali būti kitaip susitvarkiusi. Tai pavyzdžiui, muzikos kažkokie tai stiliai. Vieni nori choralus giedoti, kiti nori dar kažką giedoti. Mes giedame laisvai, paprastas giesmes. Ir aš tikiu, kad mes garbiname Dievą, nes mes norime šlovinti taip Dievą. Ir niekas mūsų dėl to negali nuteisti. Galima, pavyzdžiui, dar turėti skirtingą nuomonę dėl sakramentų teikimo. Pavyzdžiui, krikštas. Vieni sako, reikia panardinti būtinai, o kiti sako, galima apipilti vandeniu. Ir kai mes skaitome Didachę, ar teko jums skaityti? Čia yra bažnyčios tėvų, o bažnyčios tėvai tai yra apaštalų mokiniai, jų laiškai. Jų surašyti laiškai. Labai įdomu, žinokit. Kas toliau tęsiasi po apaštalų. Jeigu norit sužinot, kas tęsiasi po apaštalų. Ir jeigu jūs norit sužinot, kaip krikščionys švęsdavo pamaldas, čia parašyta. Kaip jie tai darydavo. Ir čia net parašyta, pavyzdžiui, kad duonos laužime neleisk dalyvauti nesikrikštijusiam žmogui. Čia, pavyzdžiui, parašyta. Tai nesminiai dalykai, pavyzdžiui, yra ir bažnyčios valdymo modeliai kažkokie, tai dar kažkas. Čia yra laisvė. Čia kiekviena bendruomenė turi laisvę ir niekas negali jos pasmerkti, jeigu taip jie yra sutarę gyventi ir turi tam tikrą tvarką savo viduje. Tačiau tai, kas liečia raštą ir jo tiesą, tai turi būti nekvestionuojama, nes raštas tai akcentuoja, vadinasi, mes tai turime taikyti, įsiklausyti į tai. Aleliuja. Todėl tas posakis jis iš tikrųjų be galo išmintingas. Esminiuose dalykuose, tiesos, doktrininiuose dalykuose mes turime laikytis vieningai. Gyvenime mes galime vieni laupas dažytis, kiti negalim. Moteris, apie moteris aš kalbu. Tik apie moteris kalbu. Ar ne? Gyvenime mes galime dėvėti drabužius, kokie mums patinka, ir eiti į parduotuvę, kurią mes norim įsirinkti. Ir čia yra laisvė mūsų praktikavime kažkokiame tai dalykų. Bet brangiai viską turi apjungti meilė. Tiesa be meilės yra žudymo mašina. Raštas mokina krikščionis augti ir bręsti tiesa meilėje ir meilė tiesoje. Tai turi būti neatskiriami abu dalykai. Viskas turi apimti meilę, kantrybę, branginimą vieni kitų. Taigi 5 eilutė. Vienas išskiria vieną dieną iš kitų dienų, o kitam jos visos vienodos. Vėl apaštalas Paulius sako, stiprieji nemato skirtumo tarp dienų. Jiems visos dienos arba visos svarbios, arba visos tiesiog nesvarbios. Nes jis gyvena viešpačioje. Ne? O silpnasis sako, jis išskiria dienas ir jam yra dienos kažkokios tai, skirtingos. Vienos jam šventiškesnės dienos, kitos mažiau šventiškos. Ir čia yra pavartotas labai įdomus žodis, išskiria, pasižiūrėjau graikų kalboje, ką jis reiškia, krino. Tai yra ir reiškia atskirti. Bet ne šiaip savo atskirti, bet atskirti
nusprendžiant, atskirti apsisprendus, atskirti apmąsčius, protiškai svarstant, bet šitas žodis dar taip pat yra ir teisinės kalbos žodis. Teisinės, atskirti teismiškai, teisiškai, įvertinus tam tikrus argumentus ir motyvus, padaryti skirtumą, atskirti nuo visuomenės, nes faktai ir motyvai įrodo, kad šitas žmogus, jisai negali laisvai gyventi visuomeniai, nes jis ją griauna. Atskirti, padaryti skirtumą, atskirti. Ir tas žmogus, kuris išskiria švenčių dieną, jis mato kažkokius tai argumentus, jis mato kažkokius tai dalykus, galbūt tai yra dalykai, kuriuos jis atsinešė į bažnyčią iš savo praeities, iš šeimos, iš kultūrinės terpės ir jis kažkokią tai dieną nori švęsti, pavyzdžiui, gimimo dieną. Yra žmonių, kuriem gimimo diena yra tokia pati kaip ir visos kitos. Yra žmonių, kuriem yra labai svarbu, kad jis būtų pažymėtas. Labai svarbu. Tokių turbūt, kuriem gimimo diena nesvarbi mažai. Labai mažai. Bet va tas žmogus, jis išskiria tą dieną. Ir iš esmės, kaip pastebi komentatorius Hodžas, jisai sako, iš esmės vėl čia eina kalba apie tuos pačius žydus. Kodėl? Jie vis dar jaučiasi pasipareigoję Mozės įstatymui, o Mozės įstatyme yra labai daug parašyta apie šventes. Labai daug parašyta apie šventes. Tu augęs nuo vaikystės toje terpėje, staiga pažinai Kristų, jį tikėjai ir atėjai, o tau visą gyvenimą kalbėjo, kad ten tokios šventės svarbios, kad tokios šventės svarbios, tokios šventės. Ir taip nėra paprasta nuo to išsilaisvinti, nuo to pabėgti. Ir žiūrėkit, Paulius reaguoja į tai. Jis reaguoja Galatų bažnyčios atžvilgiu ir jis reaguoja Kolosiečių bažnyčios atžvilgiu. Jūs padarėt namų darbą, kas namų grupelę lankot, panagrinėjot Kolosiečiam 2 skyrių girdėjau ir tai buvo jums labai labai naudinga. Ir žiūrėkit, ką jis sako Galatams 4 skyriui 10 eilutėje. Jūs laikotės dienų, mėnesių, laikotarpių, metų. Jis priekaištauja Galatam. Romiečiam laiške jis nepriekaištauja nei silpniem, nei stipriem, bet Galatam jis priekaištauja, todėl kad ten žydai primygtinai privertė tikinčiuosius laikytis žydiškos tvarkos, žydiškos kultūros, Mozės įstatymo, dienų, maisto košerinio ir taip toliau. Ir čia Paulius iš tikrųjų pakyla, jisai supyksta, sako, aš parodžiau jums, kad Kristuje viskas šitas yra praeitis, jums nereikia būti žydais, pagonys, jums nereikia būti žydais, kad būtumėt priimti Kristaus, gyvenkite laisvai. Gyvenkite laisvai, sako, bet jūs sugrįžote prie kažkokių tai įstatymo dalykų. Kolosiečiam 2 skyriui 16 eilutėj, jisai sako, taigi niekas ten nesmerkia jūsų dėl valgio ir gėrimų, dėl švenčių, jauno mėnulio ar šabo dienų. Visa tai yra būsimųjų dalykų šešėlis, o kūnas yra Kristaus. Kodėl mums nereikia košerinio maisto valgyti ir švenčių žydiškų švęsti? Todėl, kad Paulius sako, visa tai buvo nuoroda į Kristų, visa tai buvo nuoroda į jo asmenį, o dabar mes matome tą asmenį. Tai kaipgi mes imsimės praeities dalykų, kai matome asmenį, kuriame viskas išsipildė? Mums nereikia grįžti prie seno, nes mes turime patį asmenį, apie kurį tos šventės. Aleliuja, suprantat? Paulius sako, nesiduokit suvedžiojami, nesileiskit suvedžiojami, kad jūs kažkas suvaržytų. Ir Hodžas jisai rašo vėl, akivaizdu, kad Paulius turi omenyje žydiškas šventes ir todėl jam pagrindinė mintis 5 eilutė skamba taip, vienas laikosi žydiškų švenčių, kitas ne.
Ir tol, kol tu laikaisi tų švenčių, bet tu neprimeti kitam, arba nesakai, kad tu nesi krikščionis, nes nesilaikai žydiškos šventės, tai tu viskas tvarkoj, bet kai tu pradedi sakyti, kad tu nekrikščionis, nes nesilaikai, tada tu prieštarauji Evangelijai. Štai kodėl mes turime saugotis, kai bandome primesti kitiem savo nuomonę apie liturgiją, muziką, dar kitus dalykus. Mes turim saugotis, kad nerištumėm kitų sąžinės, nes tai nėra esminiai dalykai. Aleliuja. Tai su manim. Tokį truputį apsimiegoja šį rytą matau. Ar tas giesmės jūs taip piškių užžiūlino? Ar klausotės? Klausotės, gerai. Gerai. Tačiau, žiūrėkit, kitas mokslininkas, teologas Makmahonas, jisai žiūri į Kolosiečiams 2 skyrių 16 eilutę ir aš irgi pasižiūrėjau, man labai įdomu buvo jo ta mintis ir jis atkreipė dėmesį, žiūrėkit, taigi niekas ten nesmerkia jūsų dėl valgio ir gėrimų, dėl švenčių, pirmas žodis, švenčių, antras žodis, jauno mėnulio ar šabo dienų. Dabar pats žodis šventė, šitas pirmas žodis, kaip jūs galvojate, ką jis reiškia graikų kalboj? Tegul niekas jūsų nesmerkia dėl festivalių, dėl fiestų. Jis nėra tas žodis, kuris vartojamas Senajame testamente arba Naujajame testamente apibūdinti krikščionišką šventes arba žydišką šventes. Čia Paulius rašo ir apie pagonišką šventes. Tu, būdamas pagonis, atėjai į krikščionišką erdvę, tu turi teisę švęsti savo šventes. Aišku, tas, kurios nėra religinės ir stabų negarbina. Čia irgi yra skirtumas. Ir tu būk laisvas švęsti savo šeimos kažkokius tai paminėjimus ar dar kažką, bet tu negali primesti kitam. Tu negali jų primesti. Būk laisvas švęsdamas, bet tu neturi primesti jų kitam. Antras žodis čia yra labai įdomus ir jis reiškia tą naujas mėnulis, naumenija, naujas mėnulis. Ir jis sako, kad čia nėra aišku, kad ar čia būtinai apie žydus, bet iš tikrųjų jisai sako, kad tuo metu visuomenėse, panagrinėjus jų kultūras, jų tradicijas, daugelis pagoniškų visuomenių šventė jaunus mėnulius. Pavyzdžiui, korėjiečiams, po šiai dienai kiniečiams labai svarbus yra mėnulis. Jų kultūroje labai svarbus mėnulis, jie žiūri mėnulį ir mėnulis jiems daug kalba labai. Jiems labai svarbus mėnulis. Jų tradicijoje ir daugelį kitų dalykų. Ir trečias žodis, brangiai, žiūrėkit, ką jis sako, dėl švenčių jauno mėnulio ir šabo dienų. Ir šabo dienų, šabatas. Šabatas. Kas yra šabatas žydui? Žydui šabatas yra sandoro su Dievu privilegija. Švęsti šabą, tai reiškia būti sandoroje su Dievu. Bet kokioje sandoroje, brangieji, kokioje sandoroje? Jie žiūri į krikščionį, kuris nešvenčia šabo dienos ir jie sako, tu negali būti krikščioniu, kadangi tu nešventi šabo dienos, kaip nustatyta Senajame testamente, kaip Mozė parašė. Tu negali būti krikščioniu, nes tu nešventi šabo dienos. Brangieji, ar mes turime švęsti šabo dieną ar ne? Kartą nuvažiavau į vieną bendruomenę ir toje bendruomenėje buvo labai tokia sunki atmosfera. Nes vieną tikintį pasigavo 7 dienos adventistai. Mūsų broliai tikėjimo 7 dienos adventistai, su visa pagarba jiem. Vait yra puikiai teologė ir aš skaičiau jos knygas, bet tuo, ką dabar pasakysiu šitoje vietoje, aš su ją negaliu sutikti. Bet tai yra puikiai teologija. Ir jie pasakė tam tikinčiajam,
Kadangi jūs švenčiate pamaldą sekmadienį, o ne šeštadienį, jūs laužote įstatymą. Žmogus nuoširdžiai atėjęs į bendruomenę, jis nesiginčino, bet jį tai palietė giliai, kad jis susimaišė. Ir jis tiesiog užvedė tą diskusiją. Tai jeigu mes laužome Dievo žodžio, nes jis iš baimės, nes jis nenori sulaužyti Dievo žodžio, jis iš meilės Kristui, jis girdi, kad negalima sekmadienį eiti, reikia šeštadienį eiti į bažnyčią. Ir pirmas dalykas, ką aš atsakiau į klausimą šitą, tai atsakiau pagal tai, kur turi būti vienybė tarp mūsų. Vienybė yra kame, kad ne diena mus gelbsti. Ne diena, bet tikėjimas Kristumi, Kristaus auka. Ir jeigu tu sakai, kad pamaldos, jeigu aš einu į pamaldas penktadienį, aš laužau kažkaip tai Dievo žodį ir todėl dabar būsiu neišgelbėtas, tai vargas tau, tu skelbi kitokią evangeliją. Būk atsargus. Nes ne diena gelbsti mane. Mane gelbsti Kristaus auka, kurią aš tikiu. Antras dalykas, kuris yra labai svarbus. Čia į pagalbą ateina raštas. Ar jūs žinote, kad šabas tikrai yra šeštadienis? Tai yra šeštadienis. Tai yra 7 pagal žydų kalendorių diena. Dievas 7 dieną ilsėjosi, šeštadienį jis ilsėjosi. Sekmadienis yra pirmoji savaitės diena. Pirmoji savaitės diena. Ir dabar paklausykit raštą. Dabar aš jums paskaitysiu raštą. Paklausykite. O, kaip tylu pasidarė. Apaštalų darbų 20 skyrius 7 eilutė. Paklausykite. Pirmąją savaitės dieną mokiniams susirinkus laužyti duonos. Paulius mokė juos Troadėje. O kur šabas? Kur šeštadienis? Pirmąją savaitės dieną. 1 Korintiečiams 16:2. Rašto vietų yra daugiau. Paulius moko apie aukas ir jis moko aukas rinkti pamaldų metu, iki kol jis atvyks, jau iš anksto, nes jie remdavo Jeruzalės bažnyčią, mat 7 metai bado buvo. Buvo užėję 7 metai bado, tas apaštalų darbuose broliukas, pranašas išpranašavo ir tai tikrai buvo. Atėjo bado metai. Parašyta. Pirmąją savaitės dieną kiekvienas iš jūsų te atideda pagal tai, kiek turi, kad rinkliavos neprasidėtų tik man atvykus. Troadė, Galatija, Korintas, visi kiti miestai. Krikščionys renkasi pirmąją savaitės dieną, o ne šabo dieną. Taip atsitiko, kad krikščionių kultūroje viskas susikoncentravo į sekmadienį, o ne į šeštadienį. Ir tai rašo raštas. Aleliuja. Nusimeskit šitą naštą, švęsti šabo dieną. Jums jos švęsti nereikia, nes jums reikia švęsti kitą svarbų dalyką. Ir aš to pasakysiu kokį. Šabas yra žydams. Mums yra Kristaus diena. Ir pavyzdžiui, Williamas Henriksenas
parsisiunčiau dar vieną išverstą į lietuvių kalbą romiečiams laiško komentarą, kuris tikrai labai geras. Paskaičiau, wow, kaip man patiko. Ir Hendriksenas rašo: jei pirmąją savaitės dieną žydas įtikėjęs Kristų, kartu su kitais bažnyčios nariais dalyvaudavo pamaldose, šeštadienį jis vis tiek uždarydavo savo parduotuvėlę ir ilsėdavosi pagal Mozės įstatymą, laikydamasi šabo dienos. Henriksenas išskiria krikščionių praktiką ir žydų praktiką. Krikščionys nueina į sekmadienio šventimą, o ne į šeštadienio šventimą. Ir kai kurie žydai pagal romiečiams laišką, galatams laišką, kolosiečiams laišką, jie švęsdavo šabą. Nes taip sako Mozė, o sekmadienį eidavo į bažnyčią. Kristaus garbinti. Dabar įdomu tai, kad vėliau Jonas miršta maždaug 100 metai po Kristų. 100. Šventas Ignacas Antiochietis rašo laišką magneziečiams. Kas čia tokie kolosiečiai ar kas čia? Magneziečiai. Va, yra tas laiškas čia, aš atsiverčiau pasižiūrėti. 9 skyrius, 1 eilutė. Rašo. Ir štai, ką jis rašo. Aš turiu pasižymėjęs. Paskaitysiu iš knygos, kad jūs tikrai tikėtumėt. Kai gyvenusieji pagal seną tvarką pažino vilties naujumą, kaip gražiai reikšta, kaip gyvenusieji pagal seną tvarką, pagal įstatymą Mozės pažino vilties jaunumą, naujumą, jie liovėsi šventę šabą ir pradėjo laikytis viešpaties dienos, kurią per jį ir jo mirtį patekėjo mūsų gyvenimas, nors kai kurie tai neigia. Per šį slėpinį mes gavome tikėjimą ir jo tvirtai laikomės, idant taptume tikrais Jėzaus Kristaus mūsų vienintelio mokytojo mokiniais. Vėliau jau krikščionys sekmadienį pradeda vadinti viešpaties diena. Sekmadienį pradeda vadinti viešpaties diena. O kaip jūs galvojat, kodėl? Kodėl jie vadina viešpaties diena? Ir čia ateina raštas į pagalbą vėl. Ką sako raštas? Jonas 20 skyrius 19 eilutė. Jonas 20 skyrius 19 eilutė. Vakare tą pačią pirmosios savaitės dieną, kai jie visi buvo susirinkę, Kristus pasirodė jiems. Jono 20:26. Po 8 dienų, pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, po 8 dienų nuo sekmadienį skaičiuojant, jo mokiniai vėl buvo kambaryje, vėl pirmadienį. Aleliuja. Ir Jėzus atėjo pas juos. Dabar, kai mes žiūrim vėl raštą, mes matome, kad būtent sekmadienį, trečią dieną po didžiojo penktadienio, sekmadienį Jėzus ateina pas juos. Luko 24 skyrius 1 eilutė, Jono 20 skyrius 1 eilutė, Mato 28:1, Morkaus 16:2. Po 3 dienų nuo penktadienio, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis. Sekmadienį Jėzus ateina ir pasirodo jiems prisikėlęs. Sekmadienis, Naujajame testamente sekmadienis. Kažką Dievas nori pasakyti. Sekmadienis.
Justinas kankinys, 150 metų po Kristaus. Čia yra jo įdėta šita apologija, bet iki 60 skyriaus. 67 skyriaus neberadau. Todėl tiesiog sudarytojai ne viską sudėjo čia, bet galima rasti tai internete. 67 skyriuje romėnams jis aiškina krikščionių pamaldas ir rašo: sekmadienį mes visi susirenkame į vieną vietą todėl, kad tai yra pirmoji diena, kurioje Dievas sukūręs pasaulį pradėjo kurti, ir tą dieną Jėzus Kristus, mūsų gelbėtojas, prisikėlė iš numirusių. Dievas sekmadienį, pirmąją dieną pradėjo viską kurti. Ar raštas nesako, aš padarysiu visą naują? Jėzus prisikėlė, ateina sekmadienį. Ką sako raštas? Krikščionys, brangieji, susikoncentruoja į sekmadienį ir sekmadienio šventimą. O jeigu mes pažiūrėsime dar daugiau, tai netgi ne sekmadienis yra svarbiausia, ką sako raštas. O kaip jūs manote, kas yra svarbiausia? Kaip jūs manote, kas yra svarbiausia? Hebrajams laiškas. Hebrajams laiškas 10 skyrius. 25 eilutė. Neapleiskite savųjų susirinkimo. Raštas sukoncentruoja į tai, kas svarbiausia tą dieną. Neapleiskite savųjų susirinkimo, kaip kai kurie yra pratę, bet raginkime vieni kitus juo labiau, juo aiškiau, regime besiartinančią dieną. Neapleiskite ne dienos, bet neapleiskite, kai susirenka Dievo namai. Neapleiskite. Viską padarykite, kad būtumėte kartu. Kad kartu išgyventumėte Dievą, jo artumą, kartu garbintumėte, kartu išgyventumėte vienybę, priimtinumą kartu. Būkite Dievo namuose, kai vyksta pamaldos. Kai bendruomenė renkasi garbinti Dievą, neapleiskite. Ir šitas žodis, aš pasižiūrėjau, neapleiskite, jisai reiškia, labai sudėtingas ištarti, jisai reiškia palikti kažkur. Nepameskite pamaldų. Nepalikite pamaldų, neapleiskite. Reiškia palikti kažkur, pamesti, apleisti. O žodis pamaldos, susirinkimas, labai panašus į žodį sinagoga, episinagogė. Jis reiškia, tas žodis reiškia visuma, pilnas rinkinys. Pilnas rinkinys. Neapleiskite pilno rinkinio, kai Dievas renka savo bažnyčią į savo namus garbinti jį. Neapleiskite to. Nepalikite to. Tai dar reiškia surinkimą kartu. Ir per laiką šitas žodis įgavo būtent tą religinę prasme, krikščionių garbinimo laikas susirinkus kartu. Raštas rodo ne dienos svarbumą galiausiai, o rodo pamaldų svarbumą. Neapleisk to laiko, kai Dievas ateina ir pripildo savo bažnyčią savimi, savąją dvasia ir moko žodžiu tave, duodamas tau kažkokiu tai apreiškimu, aiškumo, kai aiškinamas raštas, neapleisk, nes tu praleidęs vėl nežinosi. Taigi su visa pagarba mūsų broliams 7 dienos adventistam, su visa pagarba mes gerbėme jų laiką rinktis šabo dieną ir švęsti šabą. Mes rinksime sekmadienį, nes mums svarbiau yra bendras surinkimas. Ir jeigu tavo bažnyčiai
bendras surinkimas vyksta penktadienį, tai viską padaryk, kad būtum. Jeigu tavo bažnyčioj bendras surinkimas vyksta trečiadienį, tai viską padaryk, kad būtum. Jeigu tavo surinkimas vyksta sekmadienį, tai viską padaryk, kad būtum, nes Dievas neklysta ir jo žodis neklysta. Jisai sako, neapleisk. Neapleisk. Kaip ten tau bebūtų, įdomu, neįdomu, sudėtinga, lengva, kaip bebūtų, leisk Dievo dvasiai, giesmėms, žodžiai skalauti tavo sielą, kreipti ją, mokyti ją. Aš atsimenu tą laiką, kai aš įtikėjau, aš pradžioj daug ko nesupratau, sėdėjau išsižiojęs ir aš nieko nesupratau. Bet aš išeidavau ir dabar išeinu, kad aš irgi nieko nesuprantu, bet juokauju, atsiprašau. Bet išeinu, Dievas kažką būna padaręs mano širdį. Nes ašgi neturiu visos išminties. Ir man reikia mokytis išminties ir įdėmiai klausyti. Išeinu, bet aš jaučiu, kad kažkas įvyko, kažką Dievas įlėjo, kažkas kitaip. Po šlovinimo vakaro aš parvažiavau namo, aš nežinau, kas aš negalėjau. Va čia kaip sprogimas kažkoks įvykęs buvo. O čia va, paaiškinti nemoku. Bet tai buvo kažkas. Tai buvo kažkas. Aš taip senai tai išgyvenęs buvau. Vau. Tai Dievas kažką padarė. Ir dabar žiūrėkit, tiems, kurie išskiria dieną, Paulius sako, kiekvienas te daro, kaip yra įsitikinęs. Kiekvienas te daro, kaip yra įsitikinęs. Pastebėkite, kad apaštalas Paulius nerašo, šitie teisūs, o šitie neteisūs. Pastebėkite, kad jis nerašo, stiprieji tai gerai, o silpnieji tai blogai, nors pats buvo pats stipriausias. Jis nerašo gerai, šiti blogai. Jis nerašo. Jisai sako, elkitės pagal savo supratimą. Ir šitas žodis reiškia intelektą. Jis reiškia pradžioj protą, mąstymą, samprotavimą, vėliau intelektą. Intelektas yra daugiau nei tik protas. Tai yra kur kas gilesnis, platesnis suvokimas dalykų, gebant sujungti juos ir matyti erdvės vaizdą tiesoje. Ne tik plika tiesa, bet erdvės vaizdą nujausti aplinkoje. Kaip tai dera su kitais dalykais, ar ne? Jeigu tau yra svarbu švęsti tą dieną, švęsk ir būk laisvas. Švęsk pagal savo supratimą, bet kitam neprimesk. O jeigu tau visos dienos vienodos, neniekink to, kuriam yra ta diena svarbi. Jis tavo brolis, jis Dievo priimtas, jis viešpaties. Ir žiūrėkit, ką sako Kalvinas. Ir jis rašo apie silpną. Vis dėlto, paklausykit, vis dėlto susilaikymas nuo to, ką savo laikai neleistino, girdit, nuo to, ką savo laikai neleistino, priskirtinas sveikam pamaldumui. Jei tu kažkame tai riboji save, tai ir ribok, reiškia, tau to reikia. Ir nesmerk savęs dėl to. Arba nesileisk būti pasmerktas, nes tai yra tavo pamaldumui svarbu, tavo sąžiniai svarbu. Lygiai taip pat, kaip būtų įžūlu arba arogantiška bandyti ką nors daryti prieš savo sąžinę, nes tai mirtina. Taigi čia apaštalas Paulius pateikia geriausią raginimą, įsakydamas kiekvienam būti tikram dėl savo nuomonės, turėdamas omenyje, kad krikščionyse turėtų degti uolumas paklusnumui, kad jie nedarytų nieko, ką laiko netyru. Arba laiko, kad tam nepritarė Dievas. Jeigu tu kažką laikai netyru, tai tavęs negali priversti niekas.
Nors kitas tai laiko tyru. Jeigu jis tave verčia, jis tikrai toli nuo meilės. Jis labai toli nuo meilės, nes tai tau svarbu, kad nesugriūtų tavo tikėjimas, tavo klusnumas Dievui. Jeigu tu manai, kad tavo klusnumui tai svarbu, tai ir laikykis to. Ir būk laisvas. Ir garbink Dievą. Ir dėkok jam. Ir jis sako, geriau būti iki įsitikinusiam ribotai dalykuose, ribotai ir riboti save, elgiantis pagal savo ribotą sąžinę, nei daryti bet ką laisvai. Ir jis sako, apaštalas Paulius tai rašo, kad būtent sudrausmintų stiprių beribę laisvę, nes kartais jie peržengia ribas. Ir mes žinom rašto vietą, neperžengite ribų. Ar ne? Perspėjo Paulius. Savo laisvę. Jūs tiek laisvi, kad jūs tiesiog nejaučiate ribų. Neperženkite ribų. Yra ribos. Man galima viskas, pasakys korintiečiam apaštalas Paulius, bet ne viskas naudinga. Bet ne viskas naudinga. Aš žiūriu, kas gali sužeisti mane ir aš to vengiu. Jeigu tu negali valgyti triušienos, tai ir nevalgyk tos triušienos. Jeigu tau tai nešvarus maistas. Nes tu nevalgai dėkodamas Dievui. O jeigu valgai triušieną, tai valgyk tą triušieną. Ir kiaulienos prisidėk dar. Ir dėkok Dievui. Mat viskas, kas yra duota, yra viešpaties. Duota žmonėms. Ir šešta eilutė mums sako, kad pats svarbiausias dalykas, brangieji, yra tavo veiksmų, tavo pasirinkimų, tavo ribojimo savęs motyve. Tavo motyve. Ką rašo šešta eilutė? Tas, kuris išskiria dieną, tai daro viešpačiui, ir tas, kuris neišskiria dienos, nesilaiko jos viešpačiui. Tas, kuris valgo, valgo viešpačiui, nes jis dėkoja Dievui, o tas, kuris nevalgo, nevalgo viešpačiui ir dėkoja Dievui. Aš norėčiau, kad jūs pastebėtumėte tekstą, kaip čia yra parašyta. Tas, kuris nevalgo, nevalgo dėl viešpaties. Čia yra skirtumas. O viešpačiui nevalgo. Aš tarnauju dėl viešpaties. Kas prašė? Ar tu tarnauji viešpačiui? Ar dėl viešpaties? Ir čia yra labai svarbus dalykas. Jeigu tu tarnauji dėl viešpaties, tai tu laisvas pats savo. Tu gali tarnauti dėl jo, gali ne. Bet jeigu tu esi viešpaties, tada tavo gyvenimas irgi ne tavo nuosavybė. Tada tu neturi kito pasirinkimo, kaip tarnauti viešpačiui, kaip gyventi viešpačiui ir mirti viešpačiui, nes tu esi viešpaties, o ne savo pačio. Ar galvojai, kad tavo gyvenimas nepriklauso tau? Ir taip, kaip tu jį nugyveni, tu skaitysi prieš Dievą, nes jis yra viešpaties. Ne tavo. Tavo gyvenimas, tavo siela yra ne tavo. Todėl žiūrėk, kaip gyveni. Jeigu tu esi viešpaties, kaip sako, viešpaties. Štai ką Paulius čia kalba. Kaip mes turime mąstyti? Viešpaties. Esame viešpaties, jei gyvename viešpačiui. Ir jeigu mirštame viešpačiui, mirštame. Todėl ar gyvename ir mirštame, esame viešpaties. Ir paskutinis dalykas, į ką noriu atkreipti dėmesį, Paulius sako, dėkodamas.
dėkodamas. Jeigu tavo gyvenime, savo gyvenime tu atrandi, kad tu esi dėkingas Dievui, tai tavo akyse jau yra užsidegusi šviesa. Nes ką reiškia dėkoti? Tai reiškia santykį. Tai reiškia artumą. Tai reiškia draugystę. Tu ateini padėkoti, nes tu tikrai gavai pagalbą. Reiškia, tu labai sąmoningas žmogus. Tu supranti, kad tau buvo suteikta pagalba. 10 atėjo pagydyti, bet tik vienas sugrįžo padėkoti. Jėzus sako, o kur kiti? Negi jie nesuprato, ką gavo. Negi jie nesuprato, kas jų gyvenime įvyko. Ar jie taip patys pasiekė? Jie gavo pagalbą, ar jie neturėtų būti dėkingi? Ar tavo gyvenimas vyksta santykėje su Dievu? Ar tu gyveni savo? Jeigu tu gyveni santykėje su Dievu ir tavo gyvenimas yra jo rankose, tai tu didžiausias iš nugalėtojų. Nes ką be patirtum šiame gyvenime, tai menkniekis, nes tavęs laukia amžinybė. Bet jeigu tavo gyvenimas yra tavo, tai neapsigauk. Į tą postą, kurį dėjau, nežinau, ar skaityt komentarus, vienas labai nuoširdžiai žmogus parašė. Labai nuoširdžiai parašė. Kaip žinoti, kad esi Kristaus? Mūsų Facebook'e. Kaip žinoti, kad esi Kristaus? Ir man iškilo rašto vieta 1 Korintiečiams 6:20. Jūs esate nupirkti už didelę kainą. Bet eilutė čia nesibaigia. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu ir savo dvasia, kurie yra Dievo. Taigi paprastas atsakymas, brangiai išgelbėjimas per tikėjimą per Kristų. Jeigu tu pripažįsti, kad Dievas tapo žmogumi ir gimė kaip Jėzus Kristus ir buvo apkaltintas už tave ir nužudytas už tave ant kryžiaus, prisikėlė, paimtas į dangų ir ateis teisti mirusių. Jeigu tu tiki, tu išgelbėtas. Bet jeigu paklausti iš esmės, ar tau iš tiesų rūpi pagarbinti jį po įtikėjimo kūnu ir dvasia, ar tu ir toliau gyveni kaip nori? Jeigu tu ir toliau gyveni kaip nori ir neliūdi dėl savo nuodėmės, ir tau tas pats, tai klausimas, ar tu esi Kristaus? Jeigu tu gyveni dėl viešpaties, o ne viešpačiui. Jeigu tu aukojasi dėl viešpaties, o ne viešpačiui, nes gyvenimas ne tau priklauso, o jam tavo gyvenimas. Tau reikia labai rimtai pergalvoti, kaip tu gyveni ir ar tu esi viešpaties. Aleliuja. Jūs su manim? Aleliuja. Taigi, tiek aš norėjau šiandien pasakyti ir tiek mano apaštalas Paulius norėjo pasakyti, kad esminiuose dalykuose mes turime būti vieningi, nesminiuose turime suteikti vieni kitiem laisvę, bet šiaip gyventi meilę. Todėl mes turėtumėm savo praktiniam gyvenime būti švelnus su vieni kitais ir labai kantrus vieni kitiem. Venkime kitus padaryti savo paties kopiją. Venk to. Leisk jam būti kitokiu. Kai kažką darote ar nedarote, visada paklauskite savęs. Ar aš tai darau viešpačiui su dėkinga širdimi? Ar tai kyla iš mano santykio su juo, iš noro jam patikti? Iš noro jo klausytis? Net jeigu riboju save.
Jeigu mes taip gyvensime, mes brangiai be pastangų pasieksime nuostabią vienybę, bendrystėje Kristuje, vieni su kitais.